Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I blow soon, soon. Notice the fumes, told them way back, it's something new. It's me and Dan, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. I hit my lower, I don't got the time. Crossing my T's and he dotting those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't relate but like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. I was so low but I'm back on the rise, it's real. Sveiki gyvi, sveikinuosi su jumis šiandieną iš Drift Reunion, tai yra antrus metus iš eilės renginys vykstantis Kaune. Šiame renginyje yra susirinkę daug įvairių drifto komandų atstovų. Mums labai yra įdomu, kuom gyvena drifto sporto žmonės, kokiu oru jie kvėpuoja, kaip jie yra nusiteikę ir kokie jų yra planai. Kadangi sezono uždarimas, eime pasikalbėti ir sužinoti, kaip jie jaučiasi. Šiandieną kalbinu Elephants Drift komandos narį Domantą Skučą. Sveikas, Domantai. Labas. Kaip gyvuoji? Puikiai. Ką driftas sudaro tavo gyvenime? Laiką, darbą, hobį, savaitgalius atima visus turbūt. Tai čia jau konkrečiai, kad visi savaitgaliai tai tikrai taip, nes jeigu ne garaže, tai trasoj. Šiaip, jo, tai yra mano hobis, sąlyginai, kur man pačiam labai ilgą laiką patiko tas sportas ir tiesiog pats nusprendžiau įsitraukti į jį, kad noriu važiuoti. Taip va ir pradėjom burt komandą, kuri siektų bendrų tikslų. Tai jo, tai yra mano nedarbas. Aišku, gal visai būtų ir įdomu dirbti darbą, kad tai neštų kažkokias pajamas. Hobis plus darbas lygų malonumas sąlyginai, bet jo, tai yra mano hobis šiuo atveju. Gal atsimeni tą pradžią, nuo ko pradėjai kurti ir nuo ko pradėjai burti šią komandą, nes, kaip suprantu, buvai vienas iš iniciatorių, kad susijungtumėte į vieną kumštį, dar kol kas esat jauni, antri metai kaip komanda, bet kaip suprantu, stumdotės jau ir street, ir semi-pro lygoje ir teko jau komandos nariams lipti ant podiumo. Tai kaip visas šis procesas vyksta taip greitai pas jūs? Aš nežinau, kaip vyksta visas procesas greitai pas mumis, bet tiesiog aš sakyčiau, gal kai patys žmonės yra interesuoti daryti viską kartu, tai tiesiog viskas gal ir gaunasi palaipsniui ir lipdosi. Šiaip jo, pati pradžia tai buvo mūsų dviejų žmonių, tai tokio Armino Jakštos ir mano, kur mes tiesiog buvom kaip mėgėjai išlindę į aikštelę pasitreniruoti ir nusprendėm, kad gal norėtume važiuoti jau biškį profesionaliau. Tai tada atsirado Elvinas, kuris iš pat pradžių toj pačioj aikšteliai trynėsi su mumis ir taip užgimė komanda. Tai va pirmais metais ir važiavom tik 3 nariai ir nusprendėm, kad bendrą tą mūsų vaibą galim pakelti į aukštesnį lygį, pasimti tam tikrų žmonių, su kuriais mes bendraujam, dirbam kaip draugai, kad irgi prisijungtų prie mūsų komandos ir taip atstovautų jau visą dramblių, kaip sakant, virtinę. Family. Klausyk, kaip jums sekėsi trumpai šį sezoną tau, komandos nariams, važiavote keliose lygose, taip galima pavadinti, ir turim šiokius tokius neblogus rezultatus, kaip galėtum apibendrinti sezoną? Šiaip daug pareikalavęs sezonas, nes pats aš važiavau per 2 lygas, tai gal tai ir buvo labai, kaip čia, net nežinau kaip išsireikšti, per daug atiduota savęs, kur nebuvo didelio rezultato nei street'e, nei semi-pro lygoj. Tai gal kitiem metam galima būtų daryti kažkokius kitokius sprendimus. O šiaip komanda, tai iš tikrųjų galiu pasidžiaugti, 2 metai realiai street'o turim 2 vietą komandinėje įskaitoje, tiek semi-pro turim 2 vietą komandinėje įskaitoje, tai kaip 2 metai ir jau stumdomės aukščiausiose pakilose, tai iš tikrųjų labai džiugu ir už visą komandą ir tai, ką padarėm būtent 2023 metais. Čia turim Andrių Juškevičių, kuris liko 2 bendroje įskaitoje, tai labai džiugu ir už komandos narį. Tai labai tikimės, gal kitais metais pastumėsim į semi-pro lygą. Domantai, papasakok apie automobilius šiek tiek, jų techninės charakteristikas, kad ir apie šios 2 Nissanus 3 PMZ, tai yra retas svečias drifto trasoje, tokie yra tik keli, kiek žinau, ir yra jie būtent jūsų abu komandoje. Tai ką galėtum apie juos papasakot?
būtent šitas yra mūsų vyriausio nario, kaip sakant, Laimono Laukio, kuris vienas iš tų žmonių, kurie jau labai nemažai metų užsiema driftu. Ir jo, čia yra 350Z su 370Z motoru, tai 3,5 litro benzinas. Realiai pats modelis yra labai įdomus, labai puikiai valdosi, tarp kitko. Vilius važiuoja su anuo 350Z, iš viso dešiniai pusiai, vairas net ne kairiavairis, tai ten dar visiškai kitas suvokimas apie vairavimą šonu, kai tu sėdi ne toj pusėje, kur esi pripratęs važiuoti normaliame eisme. Tarp kitko galiu paminėti, kad 350Z šiuo metu Lietuvoje važiuoja drifte tik tai 2 ir jie pas mumis komandai. Sąlyginai standartinis 3 litris BMW benzinas, 107 kW su MS Cam 3 kompu, daryta biški burtų, išmestas į siurbimo kolektoriaus alsuoklynas, net neturi rollbaro, grinai street lygos, kaip sakant, žvėris, kuris tikrai įrodė savo potencialą taurėm. Ir tiesiog sudėti sportiniai diržai, rankinis, užvirintas reduktorius ir važiuoja. O kyla iššūkių bildinant Nissanus, nes kadangi visa Lietuvos drifto kultūros stovi ant BMW automobilių, tai turbūt ir su nariais, draugais lengviau dalintis detalėm, techniniais sprendimais ir panašiai. O iš turi 2 Nissanus, su kuriais jums reikia tvarkytis. Yra kažkokių iššūkių? Tai iššūkių visą laiką, aišku, iškyla, bet nebūtume gal drambliai, kurie neištveria visko. Kaip sakant, jau į kraują įaugę tai faktas, kad su Nissanais pradėt yra gal biški sunkiau negu su BMW Lietuvoje, bet jeigu jau kėlė į tą patį semi-pro ar aukštesnį lygį, tai jau ten labai daug kuo nebepradeda skirtis, nes važiuoklė tiek Vaisfabas, tiek Lenkai, neatsimenu dabar tiksliai pavadinimo, irgi gamina priekinius išsukimus, tai viską gali nusipirkti, šiai dienai nėra problemos. Bet taip, piniginių kaštų startui tai yra brangesnis variantas negu pradėti su, pavyzdžiui, EKM6 ar E36. Kaip tavo beje automobilis gyvuoja, kodėl jo čia nėra ir kada greitų metų galėsim jį pamatyti trasoje, o gal ekspozicijoje? Ekspozicijoje nežinau kada, trasoje aš labai tikiuosi iki sezono paspėt suplanuotus darbus, tai jo, šiai dienai mašina mano yra pas Lionę, kur dedasi pilni lankai, kaip sakant, safety first, tai aš visą laiką žiūriu į tą, kad saugumas visgi pirmoje vietoje. Reglamente semi-pro lygoje naujais metais atsiras nauja eilutė, kad visi pilotai privalės važiuoti su Hansu. Ką aš jau dariau ir street lygoje, nesvarbu, kad aikšteliai, bet po kolegos salto praeitais metais pasižiūrėjau įnirtingai, kaip atrodo tas vertimasis, nusileidimas ant žemės ir kai pamačiau, kad jo galva beveik išlenda per langą ir grįžta atgal ir jis sakė, gerą savaitę ar pusantros skaudėjo kaklą, tai supratau, kad nesvarbu iš tikrųjų kokioj lygoje važiuoji, kad daleiskim pats Hansas ten 400–500 eurų neatgroja tų pinigų, ką išleisi savo kaklo slanksteliam lūžusiam reabilitacijai. Tai, saugumas pirmoje vietoje. O toliau matysim, realiai pilni lankai, saugumą važiuojam į priekį. Manau, darysim kažką ir su varikliu. Tai sezono eigoj vis tiek gal bandysiu kažką pafilmuoti ir į Dramblių kanalo YouTube'ės video įkelt, kaip sekasi, kaip vyksta progresas. Kodėl toks marketingas, kodėl toks pavadinimas, kodėl drifto drambliai, ką tai reiškia, ką tai simbolizuoja, ką palinkėtum savo komandos nariams, kokia vizija ateities, tradicinis klausimas jau mūsų tapęs. Jo, gal pradėsiu nuo linkėjimų turbūt visai komandai, tai kad išlaikytą vieningumą, visgi drambliai, mes žinom, kaip gyvūnas, jisai yra labai šeiminiškas, savų nepalieka, visą laiką prižiūri. Ta vizija ir einam, kad viens kitą prižiūrėtume, globotume ir kad toliau eitume tuo tikslu, kur einam. O toks marketingas, kodėl būtent atrodo dramblys, nes vaikams patinka personažai, mes susikūrėm savo personažą, kur traukia vaikus, o paskui vaikus eina tėvai. Tai visą laiką gali pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų komanda, ką mes veikiam ir tiek žinių, pasimatysim turbūt sezono pradžioj. Pasimatysim, draugausim, ačiū tau už pokalbį, iki greito.
too hard. Now the people want you. Look at the sign, stars for a sign. Like the preacher told you. Fell asleep with my nine, can't let them people hold you.